pranokta 4 televizijoms internetiniams, kad tai nebuvo tas garbės orumo įžeidimas. Po ta priedanga buvo tiesiog siekis susidoroti su kitaip mąstančiais, su turinčiais kitokią nuomonę ir su skleidžiančiais kitokią nuomonę ir kritikuojančiais visą šitą vadinamąją gelminę valstybę. Mes laimėjom pirmąją instanciją. Ir pasirodo, man skambina penktadienį žmonės į redakciją ir sako, jum priteista Vilniaus apygardos teisme tokia suma. 116 000 ten bendrai. Aš apie tą teismo procesą nieko nežinojau. Pasirodo, tai yra elektroninė byla. Aš turėjau sekti, stebėti, kada Tapinas apskūs, ar apskūs, kaip tenai viskas vyksta. Kadangi tai e-byla, aš tiesiog turėjau kabėti toj e-sistemoje ir laukti, žiūrėti, įkris kažkoks nuo Tapino skundas, ar neįkris. Gerai, tai bendra suma yra visiems 4. Yra 116 000. Plius, ar čia su palūkanom? Ne, čia be palūkanų. Ir 50 000 yra teisininkų išlaidos, o čia priteista 50 000 advokatams ir priteista ten tie 67 000 už tą garbę orumą ir padalinta Tapinas ir Laisvės TV. O kad ten nebuvo, pavyzdžiui, paminėta Laisvės TV, niekam neįdomu. Vis perskaičiau šitą sprendimą. 88 puslapiai, palūkanos nuo 2022 metų spalio 4 dienos 6% metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme. Ant šitą sprendimą, tai kaip aš suprantu, iš mūsų padarė kažkokią gaują, nusikalstamą grupuotę, kur mes vykdami iš anksto susitarę, tos gaujos vadas yra Artūras Orlauskas ir kad mes tenai Initas, OpTV susitarę, nusprendėme vos neapšmeižti Andrių Tapiną. Tuo metu už Bairaktarą renkami pinigai ir Artūras Orlauskas jis tiesiog viešai kėlė abejonės, kad turi būti atsakyta, kad buvo surinkti berods 5 milijonai, o Turkija padovanojo ten tą Bairaktarą ir tiesiog tada kėlė klausimą dėl atsiskaitimo prieš visuomenę.